Ukrainoje, mano mieste, aš galėjau važiuoti iki vieną pusę, į kitą 3 valandas. 3 valandas. Taip, bet Lietuvoje čia aš galiu beveik visą šalį Tu gali į pravažiuoti. Vilnių. Labas. Kaip matai, dangus niaukiasi ir turbūt greit lis. Bet šiandien aš pasikviečiau Kateriną iš Ukrainos pasikalbėti su manimi. Ir mes kalbėjome apie jos gyvenimą Klaipėdoje, apie tai, kaip ji mokėsi lietuvių kalbos ir dar keletą kitų dalykų. Tikiuosi, tau patiks. Iki. Labas. Labas, Koks tavo vardas? mano vardas Katerina, o tavo? Ir aš Martynas. Iš kur tu esi ir kur dabar gyveni? Aš esu iš Ukrainos ir dabar gyvenu Klaipėdoje. Kiek jau laiko ten gyveni? Čia gyvenu tik metus. Ir tau patinka? Labai patinka, visada norėjau gyventi prie jūros. Prie jūros ypatinga aplinka, jaučiuosi puikiai ir laisvai. Supratau. O Klaipėda, ar ne? Kuo Klaipėda skiriasi nuo to miesto, iš kur tu esi, ar ne? Kur tu gimei, kur tu gyvenai? Kuo skiriasi Klaipėda? Aš gyvenau Ukrainoje pramoninėme mieste, kur daug šachtų, gamyklų. Tai Klaipėda visai netokia kaip miestas, iš kur aš esu. Kuris didesnis? Klaipėda ar tavo miestas Ukrainoje Mano didesnis? miestas. Mano Didesnis, miestas ar didesnis ne? ir ilgesnis, labai didelis miestas. Čia Supratau. ilgiausias miestas Europoje. Aš girdėjau apie tą miestą, labai įdomu. O kaip jis vadinasi, galbūt gali priminti? Krivoj Rok. O Klaipėdoje tu dirbi ar mokaisi? Aš dirbu. Ir kuo dirbi? Aš mokytoja ir vertėja. Aha, Dirbu su kalbomis. su kalbomis. Ir tu eini į darbą kiekvieną dieną ar dirbi iš namų? Dirbu iš namų. Ir kaip tau patinka dirbti iš namų, nes aš įsivaizduoju, kad dirbti iš namų yra daug privalumų, bet yra ir trūkumų, ar ne? Kokie privalumai ir kokie trūkumai dirbant iš namų? Didelis privalumas, kad tau nereikia niekur eiti arba važiuoti. Galima visada pavalgyti, išgerti kavos, truputį pamiegoti. Bet jeigu apie trūkumai kalbėti, tai kad nejaustisi kaip darbe, motyvacija darbui sumažina. Gali pradėti kažką kitą daryti, ar ne? Pavyzdžiui, eiti pavalgyti, eiti pakalbėti su šeima. Taip, Tai sunku susikoncentruoti kartais, ar ne? taip, Supratau. taip, sunku. Bet tu labai gerai kalbi lietuviškai. Kiek jau laiko tu mokaisi lietuvių kalbos? Beveik 8 metai. Koks buvo pirmas kontaktas kas pastumėjo tave mokytis lietuvių kalbos? Kodėl pradėjai mokytis? 2017 aš pirmą kartą buvau Lietuvoje, Vilniuje ir tada ir pradėjau mokytis. Man visada buvo įdomu mokytis kalbas. Ir man tada labai patiko Lietuvoje ir aš norėjau visur viską suprasti. Visi moka kitų kalbų, tai prancūzų, vokiečių, o aš lietuvių. Čia buvo toks ypatingas jausmas, kad aš ne tokia kaip visi. Ir kai tu pradėjai mokytis ir kai mokaisi dabar, ar ne? Ar tavo metodai skiriasi, ar ne? Kaip mokeisi iš pradžių kalbos ir kaip mokaisi dabar? Jei sakyti, kaip aš mokausi lietuvių kalbą, tai pirmas mano žingsnis buvo programėlė telefone ir čia programėlė buvo labai keista, ten buvo nenaudingi frazės. Aha. Pavyzdžiui, pirma frazė, kurį aš išmokau, čia buvo šuo neėda pomidorų. Tai ne vieną kartą jį nenaudojau. Taip, tokia atsitiktinė frazė, ar ne, kažkokia Taip, visiškai. taip. Dabar mano fokusavimas mano mokslui tai yra praktika. Daug bendrauju su žmonėmis, kad jaustis laisvai ir nejaudintis, kaip kada kalbu. Ir Supratau. dar žiūriu filmų su A, lietuvišku garsu. Taip. Ir kai žiūri filmus lietuviškai, ar ne? Ar tu tiesiog žiūri ir stengies, mėgautis, ar taip pat ir užsirašinėji ir sustabdai ir dar kartą perklausai, ar ne? Ar tai yra daugiau, toks
tikrai darbas ar tiesiog, na, malonumui? Malonumai. Tik žiūriu, ar atidžiai klausiu, nieko nerašau ir nežiūriu, ką reiškia žodžius. Bandau suprasti viską kontekste. Aišku, aišku. O pavyzdžiui, daug mokinių, mano mokinių taip pat, jie daug naudoja, žinai, Anki arba Quizlet mokytis žodžiams. Ar tu naudoji tokias programėles? Quizlet naudoju, ne tik pati ten mokausi, ir naudoju darbe. O kas tau pačiai yra sunkiausia, ar ne? Buvo sunkiausia ir dabar yra sunkiausia, kai mokais lietuvių kalbos ir kai kalbi lietuviškai, bendrauji lietuviškai Klaipėdoje, Lietuvoje. Kas sunkiausia? Sunkiausias dalykas išmokti čia yra kirčiavimas. Niekada nežinai, kaip kirčiuoti. Taip. Taip. Bendrauti Klaipėdoj, nežinau, daug žmonių sako, kad čia visi kalba rusiškai ir negalima ne su kuo pakalbėti ir popraktikuoti, bet aš manau, kad ką tu ieškai, tai rasi. Tai Taip. aš visada galiu rasti, su kuo pakalbėti, nematau problemos tokios. Lengva rasti, su kuo pakalbėti lietuviškai. Nėra taip, kad visi kalbėtų arba rusiškai, arba angliškai, jeigu jauni Taip, žmonės. O pavyzdžiui, jeigu tavęs kas nors paklaustų, ar ne, koks nors žmogus, kuris nori mokytis lietuvių kalbos, ar tik pradėjo mokytis lietuvių kalbos, tavęs paprašytų rekomendacijų, ar ne, patarimų, ką tu galėtum patarti? būkite drąsi ir nebijokite praktikuoti. Ir Mhm. žiūrėkite mano ir Martino kanalus. Labai geras patarimas, super, sutinku, taip, gerai, Reklama. taip, taip. Bet tu sakei, kad mėgsti mokytis kalbų, ar ne? Ir kokių dar kalbų esi mokiusis? Aš daug mokausi, bet ne viską išmokau. Norvegų aš greitai praradau susidomėjimą. Portugalų aš mokau braziliškas variantas. Mhm. Truputį išmokau, galiu palaikyti trumpą ir paprastą dialogą. Ispanų labai panašiai portugalų, tai buvo nesunku. Ir dabar mokausi turkų kalbą. Kai mokaisi įvairių kalbų, nes, na, ispanų, portugalų, ar ne, panašios kalbos, kaip sakei, bet turkų, ar ne, atrodo visai, na, iš kitos planetos, tarsi būtų kalba visai Mhm. nesusijusi, ar ne, su kitomis Europos kalbomis. Tai strategija, kurią naudoji, ar tai yra ta pati strategija, ar kiekvienai kalbai turi kitą strategiją? Kiekvienai kitą. Prieš tai, Mhm. kaip pradėti, bandau sužinoti apie kalbos struktūrą ir po to ieškau savo strategiją. Tai man labai patinka mokytis su vadovėliu. Mhm. Aš bandau rasti geras vadovėlis, galiu rasti video YouTube, Taip. pažiūrėti, arba kaip mokytojai moka šitų vadovėlių. Mhm. Dar galiu, jei noriu, tai galiu rasti savo mokytoją, bet ne visada taip dariau, nežinau, man gerai mokytis savarankiškai. O tu mokaisi daug kalbų, bet tuo pačiu gal mėgsti ir keliauti, ar ne, kad galėtum, na, papraktikuoti kalbas, arba netgi po Lietuvą, ar ne, ar pavyzdžiui, keliauji po Lietuvą dažnai, ar aplankei daug miestų, kokiuose miestuose Lietuvos esi buvusi? Buvau Vilniuje, Kaune. Kaunas čia yra mano mėgstamiausias miestas. Klaipėdoje, todėl kad aš čia gyvenu. Palangoje man labai patinka. Šiauliuose, Mhm. Druskininkuose, Trakuose. Mhm. Tai Palanga visai netoli, ar ne? Na, iš tiesų, Taip, taip, Lietuva maža, pusvalandžio. niekas netoli, ar ne, Lietuvoje, tik tai, aišku, galbūt, na, traukinių Aš nėra, tai mašina tik tai nebent. Ukrainoje, mano mieste, aš galėjau važiuoti iki vieną pusę, į kitą Aha. 3 valandas. 3 valandas. Taip, bet Lietuvoje čia aš galiu Tu, 3 valandą beveik visą šalį tu gali pravažiuoti. į Vilnių iš Klaipėdos nuvažiuoti per tris Taip, taip, valandas. taip. Aišku, aišku. O savo mieste važiuodavai autobusu 3 valandas ar automobiliu? Autobusu. Automobilį greičiau,
bet Mhm. gal kokį 2 valandas, bet Gal kokias autobusu čia 3 tikrai. 3 valandas. Vau, atrodo, tai jeigu tu, pavyzdžiui, gyveni mieste ir dirbi, ar ne, tau kasdien 3 valandas važiuoti, bet galbūt žmonės Taip, neieško darbo kitame gale, ar ne, jie ieško kažkur šalia namų, turbūt, ar ne. čia tokie rajonai kaip kiti miestai. Viename mieste daug mažų miestų. Labai įdomu. Aš Čia tikrai girdėjau šitas miestas garsus, ar ne, ir aš esu matęs informacijos apie jį, ar ne. taip. Reikės dar pasidomėti. Įdomu. O dabar artėja vasara, ar ne? Tai gal taip pat turi planų keliauti, arba turi kažkokių ypatingų planų vasarai? Šitą vasarą noriu pamatyti daugiau Lietuvą. Noriu kartu su šeima aplankyti Trakų pilį. Aš ten jau buvau, bet mano šeima nebuvo. Tai norim aplankyti. Noriu jodinėti Palangos krante. Ir Jodinėti. taip, Mm. man labai patinka Palangoje. Mhm. Čia prie jūros galima jodinėti A, paplūdimyje. Čia paplūdimyje galima joti taip, arkliu per paplūdimį. Vau, taip, taip. nežinau. Ir Ir, ir mhm. daug ko dar. Daug ko, ar Nežinau ne? tikrai. Aha. Ir kai joji paplūdimiu, arkliu, tu gali toli joti, ar ne? Gali joti kiek? Kilometrą, 2 kilometrus, ar ne? Ar gali laisvai, ar gali tiesiog truputį pajodinėti, ar ne? Nu, ten yra maršrutas, kokiu tu Mhm. gali mm, Joti, ne? joti taip. Ir tu negali eiti, kur nori. A, Tai tik maršrutų reikia eiti. taip, taip. Ir tu turbūt nesi viena, ar ne? Ir na, tavo kažkoks prižiūrėtojas arba treneris, kuris šalia joja, taip pat, ar ne? Taip, jis ne šalia, jis pirmas eina Aha, su savo arkliu, o taip. visi kiti toliau. Taip. Ir Už jo reikia dar seka. žiūrėti, taip, kad Mm. arkliai nevalgo nieko, Taip, kada eiti. Ten, nevalgytų. taip, Mm. Šiukšlių, ar ne? Turbūt primėtyta dažnai būna taip, irgi. taip, Valgytų ką nors negero, ne? Kokios nors kramtomos gumos arba kokie nors popierėlį, ar ne? Būtų tada labai taip. negerai. Tai ir Supratau. lapų nereikia, uogų, grybų, nieko negalima jiem. Taip, taip. Galbūt tik avižas arkliai valgo, ar ne? Arba specialų maistą. Nes kitaip gali susirgti, ar ne? Taip, taip. Supratau. Gerai. Tai ačiū tau. Įdomu buvo su tavimi pakalbėti. Ačiū Okay. ir tau, man taip pat buvo labai įdomu. Tai iki kito karto. Iki, iki. Ate.